ieškodamas automobilį užvažiavau į Longo aikštelę Kaune, pasiūlė, nežiūrint tai, kad civilinis draudimas automatiškai pas mane yra, įsigyti papildomą draudimą tokį. 140 eurų kainavo, padarytų žalų, nuo žalos padarytos susidūrus su gyvūnais, nuo gaisro atveju. O šių metų vasario mėnesį, važiuojant į darbą iš ryto, važiuodama savo eilę, staiga pajutau smūgį į galinę automobilio dalį. Pamačiau, kad mane stumia, maždaug dar apie 20 metrų, mane stumia sunkvežimis vežantis žvyrą. Visą šitą pusę, stumdamas ir šitą dalį, ypatingai galinės sparnas buvo labai stipriai suniokotas, vienu žodžiu, nemažas nuostolis. Padariau nuotraukas automobilio, įvykio aplinkybės aprašiau, deklaraciją nusinčiau, pasiūlė man pakaitinį automobilį, bet pasakiau, kad man šiuo metu nereikia, darbuotojai įvertino, fotografavo, pasakė, kad remontas labai brangiai kainuos, pakankamai gana greitai pateikė įvertinimą, sudaužytą automobilį nugabenau į nenaudojamų automobilių supirkimo punktą. Likutinė vertė kažkur apie 650 eurų. Draudimo kompanija pervedė, man gavosi pilnai padengė buvusio automobilio pirkimo kainą. Ta prasme, aš finansiškai neturėjau jokių nuostolių. Nuvykau vėl į Longo aikštelę, tuo pačiu pasižiūrėjau, kad yra šitas automobilis, jisai yra praktiškai to pačio modelio, tik tai šiek tiek ilgesnis, bagažinė yra didesnė ir 5 metais jaunesnis, tai visiškai nedaug man teko pridėti ir štai įsigijau naują automobilį. Bendroj sumoj gavosi gal 200 eurų netgi daugiau. Nusipirkau 5 metais jaunesnį automobilį, pakankamai gerai naudojusi, problemų nėra.